Važiuokit mokytis į užsienį. Jo, truputį palaužė mokslai. Ne, šiaip geras studijos. Šiandien gaminom robotą. Gaminom jau 10 savaičių. Šiandien jau svažiavo ir darė, ką reikia. Robotas kaip dėžės ratas. Angliją ir miestą neturiu labai daug teigiamą pasakyti, bet pats universitetas, studijų kokybė, tai bent jau ten, kur aš studijuoju, tai yra Management School universitetas. Yra labai aukšto lygio, labai geros kokybės studijos, šiaip esu patenkintas, įdomu yra mokytis. Kažkaip nenorėjau Lietuvoje, visi Lietuvoje lieka. Kol kas labai džiaugiuosi. Man atrodo, čia geriausias pasirinkimas, kurį padariau gyvenime. Labai faini dėstytojai. Per seminarus dėstytojai, kurie dirbė toj sferoj ir tikrai žino, ką šneka. Vienus metus studijavau Lietuvoje, labai nepatiko. Tada perstojau į Angliją. Lancasterį pasirinkau todėl, kad labai geras ekonomikos kursas. Kurse patinka iš tikrųjų dėstytojai labai. Aš kartą žinau, kad važiuosiu į Lancasterį. Kodėl? Nes čia mokysi mano draugė, kuri pasako labai daug gerų dalykų apie marketingo visą departmentą. Tai vis dar galėčiau daugiau mokytis negu čia. Tai yra geriausia, ko galėjau tikėtis, ką galėjau gauti. Pirmiem metam tai geriau, aišku, bendrauti, gyventi ant campus, kaip sako angliškai. Tai susipažįsti su tai žmonėms, su draugais. O antrais metais tai man kur kas geriau. Savo kambariuke gyveni. Nieks netriukšmauja, baliai nevyksta. Ne ant campus gyvenu, nes kaip yra laiku neužpildžiu anketų, tai va pildyti anketas laiku. Aš gyvenu šalia miesto, bet visai gerai, kad gyvenu šalia miesto, nes kiek girdėjau iš tų, kurie gyvena campuse, tai sakė, kad truputėlį kaip namai viskas jaučiasi. Universiteto teritorija yra truputėlį toliau nuo pačio centro Lancasterio. Dėl to reikia autobusais važiuoju. Dažnai važinėja, labai daug maršrutų. Jokių problemų šiaip nėra su važinėjimu. Išvažiuoti iš Lietuvos, tai čia bet kur apsimoka, nes tiek nauja patirtis, nauji žmonės. Universitetinėme miestelyje tikrai siūlyčiau gyventi pirmais metais, nes susipažįsti su daug naujų žmonių. Žinau, kur važiuoju, nes bus sunku. Iš pat pradžių tikrai labai sunku. Kalbant apie gyvenimą studentų miestelyje, viskas yra gerai, viskas yra labai gerai, ten yra viską, ko nori. Atskirai nuo kitų, tu susidariusiais virtuvėje, koridoriuje pasisveikini ir pabendrauji. Ir kai tau reikia gyventi tik tai on campus, pirmais metais tai yra tobula, nes tu įpranti, tu su universitetu tampi šeima. Lancasterį tai 5000 žmonių. Bet visai saulėta čia kartais būna. Ne vien vietas. Faini yra traukiniai, labai greitai galime iki Mančesterio nusigauti, iki Londono to pačio galima labai gerai nuvažiuoti. Labai daug klubų, labai daug gyvenimo naktinio, viskas verda, ypatingai jeigu susipažįsti su anglais. Visai nieko, man patinka. Aš galvojau, kad bus blogiau ir purviniau viskas, bet nieko. Tai labai smagu keliauti. Traukiniai, viską daro traukiniai arba autobusai ir labai lengva keliauti, labai lengva viskas susirasti, jeigu tik tai nori informacijos. Jeigu yra noro, tai yra ir galimybė keliauti. Yra mėnesis atostogų po pirmo semestro ir po antro. Tai jeigu nori pakeliauti, tai Lietuvą galime 3 savaitės grįžti ir vieną pasilikti keliavimui. Socialinis gyvenimas verda. Šiandien draugų yra namie, iš tikrųjų. Tada reikia savo grupę draugauti ir aš pradžio kažkaip nedraugavau savo grupę, net nežinau, kodėl savo butiokais buvau labiau slipus. O dabar tai kažkaip, kuo toliau, to geriau su jais bendraujam. Ir būna iš viso, kartais net nešneki su savo kažkuo iš seminaro, o tada pamatai kokiam klube ir tada, labas, čia geriausias draugas. Gyvenimas, man atrodo, čia labiau priklauso nuo pačio žmogaus, negu nuo to, kur esi. Jeigu žinai, ko nori iš gyvenimo, arba šiaip turi kokį nors susėmimą, tai bet kur gali rasti, Lancasterį, tai čia, manau, nėra sunku tai padaryti. Veiklų yra daug, tai reikia įsijungti. Dar tam bus laiko. Kefyras. Aš nuotraukų nebuvo atsivežus, tai reikėtų šiaip atsivežti nuotraukų. Norą būti čia. Kompiuterį su internetu. Svarbiausia pasiryžti, jeigu yra norų kažkiek, tai labai reikia atvažiuoti ir išbandyti viską, ką galime.